Sveiki, pusryčiai per 8 minutės. Puikiai tinka tiem, kurie lygiai taip pat kaip aš rytais tiesiog nekenčia gaminti valgyti. Pirma, įkaitinam keptuvę. Kol kaista keptuvė, įpilam vandens į virdulį ir užverdam vandenį. Bliūdelis, greitai paruošiamos avižos. Šitos yra vienos geriausių, kurias esu atradęs, tai tikrai rekomenduoju. Bananas supjaustom, įmetam į bliūdelį su avižom. Šilauogės realiai tinka bet kokios kitos uogos ar kažkokie kiti vaisiai, pasirinkit, kas jums patinka. Šiek tiek druskos į avižas. Keptuvė jau įkaito, tai pasiemam sviesto ir tada kiaušinius į keptuvę. Vanduo jau užvirė, tai kol kiaušinį kepa, pilam vandenį į bliūdelį su avižom. Viską gerai išmaišom ir duodam biškį laiko pastovėti, kad tiesiog avižos subrinktų ir košė pasidarytų kaip košė. Blečias sprogs. Kiaušiniai jau iškepė, tai dedam druskos ir pipirų. Išmaišom, dedam į lėkštę ir viso, pusryčiai paruošti. Nu va, ir turim finalinį produktą. Kiaušiniai, uždėsiu biškį barbekio padažo, avižos, dar įsidėsiu medaus, realiai galite įdėti bet ką norit. Pusryčiai per 8 minutės, baltymai, riebalai, angliavandeniai, tikrai būsit ryte sotus, tai pabandykit, kaip ir sakiau, jeigu nemėgstat ryte gaminti valgyti.